Kas čia dabar? Čia įrašas prasidėjo. A, Taip, sveiki visi, Darius Ovelingas mano vardas. Mes esame namų brokerių komanda, Lietuvoje dirbam tik tai su namais. Ir šiandien norim pabendrauti su Oksana, kad Oksana kaip klientė pasakytų, ką jinai galvoja apie mūsų darbą ir ar yra pirkėjų, ar nėra. Pas mus dabar yra tokias, kadangi užsakėm daug reklamos, tai susidarė įdomi tokia situacija, keista. Pas mus yra pirkėjų perteklius ir netgi nespėjom apdoroti visų skambučių. Todėl pirkėjai, kurie mes neatsiliepėm, mes visiems perskambinsim, bet mes nespėjom su visais, nebūtinai, jeigu ne tą pačią dieną, kitą dieną perskambinti, tai mes turime pirkėjų, namų pirkėjų. Kai bendraujam su namų pardavėjais ir siūlom pasirašyti sutartis, atiduoti turtą pardavimui mum, pardavėjai netiki mumis. Tai va, todėl nusprendėm pakalbinti Oksaną, kurios namą pardavinėjame šiuo metu ir jis greitai bus parduotas Kiškėnuose prie Klaipėdos. Tai va, pakalbinsim Oksaną, paklausim, kaip iš tikrųjų yra, kokia situacija, ar yra pirkėjų ar nėra, ar atvažiuoja tų pirkėjų ar ne. Ir tuo pačiu paklausim, kokia situacija, kaip buvo, kai Oksana pati skelbėsi ir ar tų pirkėjų buvo ar nebuvo. Tai labas, Oksana. labas vakaras. Nu tai turbūt pirmas klausim, ar pirmą gal tavo namą pareklamuojam? Jo, pirmą pareklamuojam namą, kad žinotumėm, apie ką eina kalba. Aš padarysiu ekraną pasidalinimą. Koks čia namas, apie kokį namą eina kalba, kad žmonės žinotų. Čia eina kalba apie šitą namą. Čia eina kalba apie šitą namą, tik tai gatvė neteisinga yra, ne? Gatvė yra kita. Lazdynų. Jo, Lazdynų gatvė, bet tokios gatvės mūsų sistemoje nebuvo, tai gatvė yra Lazdynų. Va čia šitas namas. Šitas namas. Galit užeiti į namų brokerį, yra aprašymas, galit pasižiūrėti, įstiklintą terasą, židinys. Žodžiu, dabar aš tik tai noriu trumpai parodyti nuotraukas, mes dabar neišsiplėsim. Oksana gal vėliau papasakos, kokiai šeimai, kokiem žmonėm, kaip Oksana supranta, labiausiai tiktų. Nes niekas geriau už savininką turbūt nežino, kokie yra privalumai, ar ne? Tai va, čia yra šitas namas. Ir Oksana, kokia buvo situacija, kai patys buvo atidėję į skelbimo portalus skelbimą? Jokių rezultatų nedavė. Kai patys įsidėjom skelbimą, buvo tik skambučiai gal, bet nei vienas žmogus neatvažiavo. Ir jūs turėjote tas pačius skelbimus, Aruodė skelbė, buvo, žodžiu, reklamuojama, ne? Na, mes tik skelbiu įsidėjom. Skelbiu buvo įsidėję, ne? Jo. Ir tada pasirašėm sutartį mes. Iš pradžių mes reklamavom dar aukštesnę kainą, ne? Taip. Bet dabar, kai kainą mes padarėm jau 150 000, 1499, netgi iš tikrųjų dar už aukštesnę. Dabar mes dar pamažinom kainą 5000. Buvo 155 prieš tai. Dabar pamažinom dar 5000. Kokia dabar situacija, kiek pirkėjų atvažiavo man atrodo, per porą savaičių čia? Nu, per porą savaičių apie 10 pirkėjų buvo, visi susidomėjo, nes pas mus yra labai daug erdvės. Nėra tų kambariukų tokių sugrūstų, kad įeini vien duris ir maži kambarėliai. Pas mus yra tas pliusas, kad pas mus daug erdvės yra. Tarp kitko, noriu atkreipti dėmesį, kad žmonės žinotų, kada čia vyksta tas pokalbis, tai užfiksuokim datą, šiandien yra rugsėjo 14 diena 2023 metų, kai brokeriai, namų brokeriai ir pardavėjai sako, kad pirkėjų nėra, niekas nevažiuoja, niekas nežiūri ir pirkimų nėra. Tai va, čia vyksta viskas šiuo metu. Ir dar penktadienį turi atvažiuoti vieni žmonės, tai yra rytoj ir dar poryt. Kaip manot, Oksana, kas čia nutiko, kodėl taip yra? Nu, visi bijo tos krizės pirmiausiai, o šiaip juda. Visiems žmonės nori dėti pinigus, kad žiemai. Nežinau, neįsivaizduoju. Bet aš norėjau daugiau... Jūsų reklama, dėl to, kad žmonės pradėjo judėti. Jo. Nes man pardavėjai, aš pasakysiu, man pardavėjai sako taip. Ką jūs padarysit kitaip? Aš esu įsidėjęs į tą patį skelbiu, į tą patį Aruodą, ir dar Facebook'e platinu. Ką jūs kitaip padarysit? Kaip jūs manot, ką mes kitaip padarom, kodėl važiuojate pirkėjai? Na, jūs daugiau gal išreklamuojat? Jūs daugiau su žmonėm bendraujat, su pardavėjais, su pirkėjais?
siūlot, gera pasiūla ir tikrai pradeda judėti žmonės. Jo, aš prieš save esu pasidėjęs 10 komponentų, nuo kurių priklauso, ar pirkėjai važiuoja žiūrėti ar ne, ir marketingas yra tik tai vienas iš komponentų. Dar yra ir kainų analizė, ir situacija rinkoje žinojimas, ir kainos geras nustatymas, ir dėrybos, ir daug kitų procesų. Bet aš noriu parodyti tik tai vieną iš tokių dalykų. Ir man atrodo, pardavėjai turėtų suprasti, kad turėtume mes per tokį kanalą susilaukti pirkėjų. Dabar mes šią savaitę jau paleidom prieš tai, alio yra įdėta mūsų reklama. Jeigu užeisite į Domo Plus, kuris yra specializuotas nekilnojamo turto skelbimų portalas ir, sakykime, pažymėsit namai pardavimui. Ten reklamuojama 4000 namų. Visų pirma, jau yra šone mūsų reklama, va matot, tas linksmas namukas, neperka namo, čia yra mūsų reiškia, liūdnas namukas, tai irgi mūsų reklama, kur eina nukreipimas į mūsų tinklapį, bet dar kas svarbiausia yra prie kiekvieno skelbimo. Prie kiekvieno, nesvarbu kokios agentūros agentas ar pardavėjas, čia yra mūsų reklama. Po kiekvieno skelbimo nuotraukomis yra mūsų reklama, kaip matot, mūsų logotipas ir taip toliau. Ir nesvarbu, ar tai yra namas, ar tai yra butai, va pavyzdžiui, butai pardavimui, ir irgi 4000 su viršų skelbimai, va tikras turtas, baltus, bet kokia agentūra, prie šitos agentūros jų reklamuojimų, prie kiekvieno jų reklamuojimo objektų yra mūsų reklama. Tai va susidarė tokia įdomi situacija, kad pardavėjams tikrai yra sunku atrasti pirkėjus, nes pasiūla viršija paklausą. Aš noriu biškutį parodyti situaciją. Situacija rinkoje yra dabar tokia, tas pats, kas buvo 2000-aisiais, 2008, 2023. Čia tos bangos vyksta, ar ne? Dabar mes esam kritimo stadijoje ir ateinančius, pagal mano prognozes, aš 30 metų pardavinėjau nekilnojamo turtą, tai ateinančius 2 metus kainos turėtų koreguotis į apačią. Ar ne? Tai kai žmonės sako, aš niekur neskubu, palauksiu pavasarį, brangieji, pavasarį jūs pardavinėsit savo namus minus 10, 20, 30, nuo 10 iki 30% pigiau. Tokia yra situacija rinkoje, tas buvo 2000-aisiais, tas buvo 2008, tas pats vyksta ir dabar. Bankai, reiškia, pakėlė palūkanų normą, žmonės arba nenori, arba neišneša jų pajamos ir automatiškai pasiūloje dabar yra 7 namai ir 1 sandoris tik įvyksta. Tai pasiūloje namų yra daug daugiau ir kainos po biškutį koreguojasi į apačią. Tai pavasarį, todėl pirkėjai sako, Dariau, bet tai tu reklamuoji, kad mums reikia laukti. Ne visi pirkėjai gali laukti. Kiti parduoda savo brangesnius namus ir jie pinigų laikyti nenori. Jie nori gyventi ir pirkti dabar. Kiti turi žmonės pinigus bankuose, jiem reikia pirkti dabar. Jie bijo juos prarasti ir taip toliau. Todėl galvoti, kad visi žaisti tą kainų kilimo, kritimo žaidimą, ne visi savo gali leisti, galima prisižaisti. Todėl yra pirkėjų ir prekyba vyksta. Kam, jeigu įdomu, jeigu norit sužinoti, kiek vyksta sandorių, pas mane yra lentelė, prieš akis 2000 namų yra parduota Lietuvoje per mėnesį parduodama. Ir aš turiu kiekvieną apskritį, Klaipėdos apskrity vyksta apie 250 pardavimų per mėnesį. Čia nuo pačių pigiausių iki pačių brangiausių. Čia aš nesortiruoju, kad būtent tokie kaip Oksanos namas. Tai va, pas mumis situacija yra tokia, kad mes prie pirkėjų prisitraukim daugiau, o kai kontaktuojam pardavėjus, pardavėjai kaip ir Oksana, ne vieno pirkėjo, arba vienas pirkėjas, arba ne vieno pirkėjo. Sakau, kiek laiko reklamuojat? 3 mėnesius. 2 mėnesius, nuo Liepos, nuo rugsėjo, nuo sausio mėnesio, nuo kovo mėnesio, kiek pirkėjų, nu va vienas buvo atvažiavęs. Pas Oksaną jau atvažiavo apie 10 pirkėjų ir dar važiuos, ir tada kiltų klausimas, Oksana, o kodėl niekas dar nenupirko? Nežinau, žmonės galvoja, žiūri, nes daug paklausos gal yra. Jo, yra pasiūloj daug namų. Ir žmonės skaičiuoja pinigus ir arba turi savo butą parduoti, yra va tokių dar pirkėjų, kur vertinas ir taip toliau. Bet mes jau žinom pagal kainą ir tą namą nupirk žmogus, kuriam labiausiai tinka. Kuriam labiausiai viskas atitinka. Tai Oksana, pareklamuokit dabar savo namą, kam šitas, aš gal įjungsiu
įjungsiu vėl parodyti nuotraukas, kam šitas namas labiausiai, kaip jūs manot, kam jis labiausiai tinka. Kas čia turėtų gyventi, kokia šeima, kokie žmonės? Šeima su vaikais, nes antras aukštas yra pritaikytas vaikams, yra svečių kambarys. Pirmas aukštas yra, kaip pasakyti, tėvų. Yra gera poilsio zona, terasa su židiniu, kiemelis, žinoma, be daržų, bet tik šiltnamėlis. Ir, kad ilsėtis, grinai, kad praleist laisvą laiką. Reiškiasi, o stotelės, mokyklos, susisiekimas, viskas gerai? Susisiekimas pas mus nuo mūsų namų yra stotelė 800 metrų, yra parduotuvėlė, vaikus veža autobusiukas mokyklinis arba patys važiuoja jau didesnis autobusų iki Klaipėdos, o darželis, taip pat darželis, beveik visi tėvai veža vaikus į darželį mašina, yra netoli Jakuose už 3 kilometrų privatus darželis, vaikučiams mažiems, o taip sakau, surenka tos vaikus, tokius pradinukus, atvažiuoja iki gatvelę, susirenka, kiti žmonės kooperuojasi šeimom, kad į mokyklą vežtų. Vieną dieną, vieną rytą vieni tėvai, kitą rytą kiti tėvai veža vaikus, susikooperuoja. O gal čia koks nors blogas namas yra, gal niekam tikęs, gal defektų kokių turi, kodėl parduoda tą namą? Todėl, kad norim dasistatyti kitą. Reiškia, jūs jau turit kitą kitoje vietoje? Jo, mes turim kitą ir kaip visiems trūksta tų pinigų ir per 2 namus negyvensi, visiems viskas kainuoja ir pardavinėjom šitą. O šitas namas jūs įsirenginėjote, patys tvarkėte savo, čia yra savo statytas namas, čia nėra koks nors eksperimentas, dar kažkas. Ne, mes nusipirkom jį statytą, bet vidų patys įsirengiam. Jo, taip, kad galite, kas jeigu abejojate kokybę ar ką, galite drąsiai kviesti savo draugus, pažįstamus statybininkus ir aš dabar nesvelsim į tas detalės, bet ten, kai jūsų vyras pasakoja, kiek ko padarė, tai žodžiu tikrai yra namas įrengtas. Įrengtas savo, jo. Jo, įrengtas savo. Nenupirktas pardavimui, bet įrengtas gyventi patiems. Tai, Oksana, ką patartumėt kitiem pardavėjim, kurie parduoda namus Lietuvoje mūsų atžvilgiu? Tiesa, mūsų komisinis yra didesnis negu kitos agentūros. Jis yra 2 didesnis, bet ką manot, Verta, nes tu pats nieko nedarai. Jūs surandat, atsiunčiat mums pirkėjus ir tik pasakot laiką, kad būt namuose. Tikrai yra didelis pliusas, kurie žmonės yra užsiėmę, neturi laiko to užsimti. Nes aš noriu dar tokia, aišku, gal čia tokia neturėčiau daryti kaip antireklamą, bet aš vakar kalbėjau mes paėmėm kitos agentūros, kur 4 metus pardavinėjo namą, ne vieno pirkėjo neatvežė. Čia geras klausimas. 4 metus mes dabar pardavinėjom Panemunėj, tarp kitko namas, dar 1 minutę paskirsiu pareklamuoti ir kitus namus, kuriuos reikia skubiai parduoti ir kurie tikrai bus parduoti jau labai greitai. Tai sakykime, čia būtų dabar kaina jau tikrai yra Tauragės 49 900, ten irgi jau nuvažiavo apie 10 pirkėjų, vyksta tokie dėrybos, pokalbiai ir taip toliau. Šitas namas bus labai greitai parduotas, gal netgi šį savaitgalį. Po to Panemunėje šitą namą nekilnojamo turto agentūra pardavinėjo, čia yra prie Nemuno, prie pat Nemuno, netgi Nemunas matosi, ar ne, kažkur turi būti nuotrauka su Nemunu, bet žodžiu, 35 000 sodyba, ar ne, sutvarkyta, viską, netgi įranga visą palieka. Ką mes čia turim? Pakruojai turim 79, čia ponų namas, prabangus buvęs, kaip sako, ar ne, savais laikais. Tai kas Pakruojai norite pirkti, toks namas yra, ar ne. Žodžiu, dar, taip, kur aš šitą skrinčierą, sustabdyti. Žodžiu, ir Oksanos namas jau kaina yra tikrai, jinai gera rinkoje ir kokybiška. Žiūrėkite į kokybę. Gal galima atrasti ir už 100 000 kažkokių, gal ir už 120, bet aš labai abejoju, kad atrasite
būtent tokios kokybės, tokioj vietoje namą už 120-130 labai abejoju, galite ieškoti, bet siūlyčiau tikrai atvažiuoti į Oksanos namą, pasižiūrėti, bent jau pasižiūrėti. Atvažiuokit, pasižiūrėkit ir po to, jau kai žiūrėsit kitus namus, galėsit, turėsit palyginimą, ar ne? Kaip kiti sako, ten pristatyta, ten ir taip. Taip, yra tų 80 kvadratinių metrų, 70 kvadratinių metrų namų. Tai yra kvadratinės dėžutės, tokia kaip, aš nežinau, aš tai ten negyvenčiau, tokiuose rajonuose, tokia kaip geto, kaip, ką žinau, kaip konclageriai. Skruzdėlynas. Reiškia, tai yra namas, bet tai ten nei tvorų jam neleidžia pasistatyti, nei dar ten labai įdomios taisyklės, tokia štampokė, ir ten žmonės prašo po 150, po 200 tūkstančių, nes jau tipo čia nauja statyba ar kažkas tai tokio. Tai aš siūlyčiau prieš žiūrint tuos namus, pirmą apsižiūrėti Oksanos namą ir tada jau spręsti, ar jūs norit kitus namus apsižiūrėti. Na jau. Tai nors mes esame dvigubai brangesni negu kitų agentūrų agentai, bet aš vakar kalbėjau su klientė, situacija yra tas pats. Jeigu kas turit pasirašę sutartį su kitom agentūrom, jeigu jie jums veža, per 2 savaitės atveža 10 pirkėjų, mes dirbkite toliau su to agentu ir mes jums netrukdysim. Nei agentam, nei vadinasi darbas vyksta gerai. Vadinasi vyksta komandinis darbas ir viskas gerai, jie išmano marketingą. Bet jeigu, kaip vakar kalbėjau, per 3 mėnesius nei vieno kliento nebuvo, nors agentūra reklamuoja, rimta agentūra, Panevėžy ir taip toliau, nei vieno kliento. Ir aš, kai pradėjau to brokerio klausinėti dėl namo pardavimų, sako, tas namas yra kosmosas, niekam tikės, dokumentai netvarkoja. Žodžiu, agentas pradėjo peikti man tą namą. Tai kažkaip tai aš neįsivaizduoju, kaip jie parduos. Nes šiaip tai Oksanos namas, kiek aš žinau, yra pats geriausias. Taip. Bent jau, tarp kitko, Kiškėnuose kažkas pardavinėja, irgi yra namas už 180 tūkstančių reklamuojamas. Monika sakėte, nes vieni klientai važiavo, jūs apsižiūrėjo ir kitą apsižiūrėjo. Tai nors komisiniai mūsų yra brangesni, bet mes atrandam tą tikrąjį pirkėją, kuriem ten 5000 ar ten keli tūkstančiai nėra didelis skirtumas, jie nori pirkti būtent jūsų namą, būtent toj vietoj ir tą kainą pigiai, jeigu kas norit pigiai nusipirkti tą namą, tai taip nebus. Ar ne? Jūs nusipirksit realią rinkos kainą tiek, kiek dabar vyksta sandoriai rinkoje. Ką dar norėjau pasakyti? Turbūt tiek. Žmonės nori nusipirkti namą už buto kainą. Aš taip manau. Tai Tauragėje mes turim tokį namą, netgi 2 namai ten yra sublokuoti, 2 namai už 49 tūkstančius, bet juos reikia įrengti. Ir kai žmonės atvažiuoja, pradeda skaičiuoti įrengimą, tai irgi dar skaičiuoja, galvoja, ar verta, ar neverta, ar geriau įrengtą pirkti, žodžiu, visi skaičiuoja pinigus. Nu kągi, tai tiek norėjau, kad išgirstumėt iš pačios Oksanos, kad pirkėjai važiuoja. Darbas vyksta. Ką tik noriu, kodėl ne tik tai reklama. Dabar, aišku, galbūt agentūros irgi klausė to video, sakys, reikia ir mums reklamos sakyti. Neužtenka vien tik tai reklamos. Kaip aš ir sakiau, yra daug komponentų, tai yra ir kainų analizė, ir situacijos rinkoje, žinoma, ir komandinis darbas. Mes dirbame komandoje, mes tuos didesnius komisinius mes dalinamės, marketingas, dalinasi brokeriai, visi dalinasi, išsidalinam, taip gaunasi tie komisiniai didesni, bet ko pasekoje mes atrandame pirkėją, kuris labiausiai jam tinka ir patinka, ir jisai tą kainelę ten ant tų, sakykime, mūsų procentų sumoka daugiau ir nemato jokių problemų. Jeigu kas ieškote pigiai ir norit nusipirkti pigiai pas mus, tai taip nebus. Pigiai ieškokit pas pačius pardavėjus, kur pardavėjai patys reklamuojasi, pardavėjai pardavinėja savo turtą mažinimo principą. Mažina kainą, kol po to nusimažina per stipriai. Tai čia tokia yra situacija. Tiek, žodžiu, dirbam komandai, pirkėjų atrandam, šiuo metu mes turim pirkėjų perteklių. Realiai, taip kaip tiek rodymų įvyksta bumo metais. Va čia, jeigu žmonės, todėl aš noriu pabrėžti, dabar yra rugsėjo 14, 2023 metų, kai agentai sako, kad rinkoje yra štilius,
kai agentai sako, kad pirkėjų nėra, niekas nevažiuoja, niekas pinigų neturi, mes įrodom, kad yra atvirkščiai. Pas Oksaną atvažiavo pirkėjų per 2 savaitės 10, o tiek pirkėjų suvažiuoja per pakilimus, per bumus. Kai kainos yra aukštumoje, tiek pirkėjų atvažiuoja, kai visi nori pirkti ir mažai parduodančių. Tai va čia tą mes sugebam padaryti reklamos, marketingo dėka, komandinio darbo dėka ir aišku yra 30 metų tarptautinė pardavimo patirtis. Tai mes žinom, kaip tą pirkėjų dėmesį pritraukti, kaip tos pirkėjus pritraukti, mes suprantam jų poreikius, mes suprantam jų interesus ir va gaunas toks rezultatas. Tai ar rekomenduotumėte, Oksana, kitus pardavėjus? Ką kitiem pardavėjams? Yra Lietuvoje apie 15 000 namų pardavime stovi. Nu ką, reikia dirbti, kaip jūs, reklamuoti, bendrauti su pardavėjais, su pirkėjais, o ne taip, kaip bus. Taip kiti galvoja. Galbūt ne taip, kaip yra. Palauksiu pavasarį. Ir dar noriu pridėti, prisiminiau, kad negalvokit, čia su vienu kalbėjau, sako, jūs tik ekonominės klasės tokius namukus pardavinėjate, o aš čia toks mano čia jau prestižinis. Mūsų šūkis yra didelis ar mažus, parduosim visus. Duokit mums namą už 1 milijoną, mes jį parduosim. Mes Klaipėdoje pardavėm 1 milijoninį namą, čia anksčiau, už gruodžio 31 dieną. Ir iššovėm šampaną. Tai to pačiu ir naujus metus. Ir kas svarbiausia, vakare, man atrodo, 8 ar 9 suforminom rankpinigius ir šovėm šampaną ir važiavom švęsti naujų metų. Gruodžio 31 dieną. Taip, kad mes neturim nei savaitgalių, nei išeiginių, skambinkit, rašykit, bet kada. Tarp kitko, savaitgaliai netgi būna geriau mums. Ir pardavimai, ir rodymai, ir pardavėjai būna namuose, ir pirkėjai, tai savaitgaliai, kai žmonės nedirba, netgi yra geresni. Kągi, Oksana, ačiū. Ačiū Jums už darbą, už reklamą. Ir gero darbo Jums. Ačiū ir va, tuo pačiu reklamą vėl padarėm ir vėl mes interviu paėmėm ir tuo pačiu namas tikrai yra geras, yra savo statytas, net jeigu jūsų biudžetas, sakykime, galbūt neišneša, jūs turite 100 000, gali tik tai pirkti, aš siūlyčiau vis tiek nuvažiuoti ir apsižiūrėti Oksanos namą. Kodėl? Todėl, kad tų finansinių sprendimų, čia dar jau kitas dalykas, tų finansinių sprendimų galima atrasti. Aš dabar neišsiplėsiu, bet būna, kad pardavėjai patys prafinansuoja, būna, kad atidėtą mokėjimą daro, arba būna, kad žmonės, kai labai užsinori ir atranda papildomus 50 000. Tai va, taip, kad jie turi įsikalę iki 100 000, iki 100 000, nesvarbu, jeigu jūsų biudžetas iki 100 000, važiuokit, pasižiūrėkit, Oksanos namas tikrai yra labai geras. Sau statytas namas, gera energetika, gera aura, va ką tik pabendravot su Oksana, matot, yra maloni moteris, matėt šuo vaikščiojo, vadinasi, yra meilės namuose, sūnus mačiau buvo išlindęs turbūt, ar ne? Jo. Jo, taip, kad tai yra sveiki, teisingų vertybių žmonės, turbūt tradicinė šeima esat, ar ne? Na taip. Tai jau, tai vienu žodžiu, viskas gerai, gera aura, gera energetika, kontaktuokit. Tiesa, kur kontaktuokit, tai arba eikit rasit kontaktus namų brokeriai, namūbrokeriai.lt, arba skambinkit telefonu 8660-22120. Čia man asmeniškai paskambinsit. 8660-22120. Kaip ir sakiau, jeigu iš karto neatsiliepiam, mes būtinai perskambinsim arba tą pačią dieną, arba kitą dieną. Tai tiek naujienų. Ačiū, Oksana, tau dar kartą. O visiems kitiems prašome, kreipkitės. Negarantuojam, kad visiems suvešime per porą savaičių 10 pirkėjų, bet kokiu atveju marketinginis darbas bus atliktas tikrai daug stipresnis negu jūs patys ar bet kuris kitas pavienis agentas, nes mes dirbam komandą ir turim daug patirties. Prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą. Neparodžiau dar, ar ne, bet tuoj dar parodysiu, aš pasidalinsiu. Namų brokeriai YouTube kanalas mūsų yra. Ten bus įkeltas šitas video įrašas. Namų brokeriai. Tiesa, kas norite jungtis dirbti kaip brokeriai, prašom, kas norit kaip marketingų uždirbti, prašom, marketingistai pas mumis gauna labai geras išmokas, taip kad siūlyčiau tikrai pagalvoti. Va, yra Namų brokeriai YouTube kanalas, čia yra sukeliami mūsų reklaminiai video, kliento, o dabar Oksana bus įkelta irgi, ar ne, arba Facebookas
irgi būtų namų brokeriai. Na, dabar nebejungsiu jau Facebook'o, ar ne? Tai va, jeigu kas norit dirbti, norit parduoti namus, mes šiuo metu užsiimam tik namų pardavimais. Neprekiaujam nei butais, neprekiaujam nei sklypais, nei kom, tik tai namai visoje Lietuvoje. Didelius ar mažus parduosim visus. Ačiū dar kartą, Oksana. Ir Ačiū jums. video įrašą stabdau. Visą.